Posėdžiaujam jau 3 valandas, dėl to persikeliam iš kitos patalpos ir tęsiam savo posėdį. Toliau yra mūsų darbotvarkėje klausimas ribojimo priemonė dėl karinės agresijos prieš Ukrainą įstatymo atitinkamų straipsnių pakeitimo įstatymo projektas. Dėkojame užsienio reikalų ministerijai. Dalyvauja viceministrė Gabija. Taip, Alicija Šerbaitė viceministrė VRM, taip pat Marijus Matau Dunda, užsienio reikalų ministerijai. Ar taip, ar ne? Ne, nežinot, dabar taip keičiasi, taip migruoja tie užsienio reikalų ministerijos. Tai vyriausybėje, tai prezidentūrai, tai dar kažkur, ar ne, Marijau? Taip, toliau SATO vado pavaduotojas Antanas Montvydas, malonu, migracijos departamento prie VRM teisės skyriaus vedėja Vida Juciūtė, malonu, ir to paties departamento politikos grupės, migracijos politikos grupės vadovė Aušra Grikevičienė. Šiandien nedalyvauja vyriausioji patarėja Rūta Jasulaitinė. Sveiki, ačiū labai. Pristatyti kviesim tada viceministrė Gabija, prašom. Tai dėkui pirmininkė, gerbiami komiteto nariai, aš tada trumpai pristatysiu įstatymo keitimo tikslą. Tai tikslas iš esmės pratęsti įstatymo galiojimą ir ribojamųjų priemonių taikymą dar metams, tai yra iki kitų metų gegužės 2 dienos. Tai šiuo metu Lietuvoje konkrečias ribojamąsias priemonės Rusijos Federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečiams nustatantis įstatymas, kaip žinia, galioja iki gegužės 2, tai todėl tą projektą reikia svarstyti ir jį priimti tam, kad tos ribojamosios priemonės prasitęstų dar metams. Priežastis, dėl kurių siūlome taikyti ribojamosios priemonės, nėra išnykusios. Ir ministras praeitą savaitę pateikinėdamas šį įstatymo projektą jas irgi iš esmės paminėjo. Tai yra Rusija ir toliau tęsia agresiją prieš Ukrainą, aktyvina puolimą, pasitelkia vis naujus sąjungininkus - Iraną, Šiaurės Korėją. Ir nuo pat pirmų dienų mes ir toliau matome tebevykdomus tarptautinius nusikaltimus. Tai yra atakas prieš civilius ir būtent pratęsus tą įstatymo galiojimą bus užtikrinta galimybė Lietuvai dėl Rusijos Federacijos, taip pat padedamos Baltarusijos Respublikos būtent vykdomos agresijos prieš Ukrainą, papildomai pabrėšiu, greta ES nustatytų sankcijų nacionalinių lygmenių taikyti ribojamąsias priemonės šių valstybių piliečiams kaip užsienio politikos priemonė. Tai mūsų vertinimų ir tų grėsmių, kurios ir toliau egzistuoja, priemonės yra reikalingos, proporcingos ir tikslingos, taikytinos išimtinai reaguojant į tebe egzistuojančias grėsmes ir jų taikymas mūsų vertinimų nekels papildomų nepatogumų Lietuvos gyventojams. Tai būtų tie, gal trumpai iš manęs, o dėl konkrečių tada gal jau kai kils diskusija dėl pasiūlymų, galėsim tada plačiau padiskutuoti. Taip, yra naujų pasiūlymų, tada turbūt Žygimanto Pavilionių pasiūlymas, esu informuotas, kad pristatys Vladas Rakutis, taip? Lauryno Kasčiūno, atsiprašau, supainėjau. Mūsų pasiūlymas iš esmės turi keletą sudėtinių dalių, tai tikslas gal to pasiūlymo yra, kad atsižvelgiant į blogėjančias, sakyčiau, sąlygas ir situaciją, kokia dabar susidariusi yra tarp Rusijos Federacijos dėl globalių pasikeitimų, dar labiau apriboti tas priemonės, kokios jau yra šiandien ir taip pat peržiūrėti žmonių, kurie jau turi leidimus čia Lietuvoje gyventi ir jie tikrai čia, reiškia, turi tą. Ar jie čia užsiima tuo, dėl ko atvažiavo.
kad būtų didesnė kontrolė šitų žmonių buvimo. Nes jų skaičius vis tik keliasdešimt tūkstančių yra reikšmingas ir ypatingai kai kuriuose vietose, pavyzdžiui, Vilniaus mieste, jų koncentracija pakankamai didelė ir nesaugumo atžvilgiu mes nežinom, kaip tie žmonės elgtųsi, kokios jiems yra kai kurie užduotis sureagavusios ir taip toliau. Tai mūsų pasiūlymas yra išdėstytas raštu ir žinau, kad jis yra jau kompleksiškai pristatomas, bet intencija šito mūsų pasiūlymo buvo dar labiau sugriežtinti šitas priemonės, kokios yra jau priimtos ankstesniam laikotarpiu. Taip, ar žino migracijos satas, kad siūlo Seimo narys panaikinamas Rusijos federacijos ar Baltarusijos Respublikos piliečiai išduotas leidimas laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje, jeigu nustatoma, kad jis per pastarosius 3 kalendorinius mėnesius daugiau kaip kartą vyko į Rusijos federaciją ar Baltarusijos Respubliką. Išskyrus atvejais yra ekipažo, jeigu jie yra ekipažo ar įgulų nariai, dirbantys tarptautinių krovinių ir keleivių vežimus vykdančiose įmonėse, tarptautinius krovinius ir taip toliau. Na ir žinoma, atitinkamo nuo piliečių nepriklausančių objektyvių priežasčių. Arba apibendrinant, žodžiu, atimas laikinas leidimas gyventi, jeigu jis per 3 pastarosius kalendorinius mėnesius daugiau kaip kartą vyko į Rusijos federaciją ar Baltarusijos Respubliką. Čia yra naujas pasiūlymas. Pasiūlymas ir kitas šitas. Taip. Kad sustabdomas. Ir sustabdomas reiškia taip, Rusijos federacijos ir Baltarusijos Respublikos piliečių prašymą išduoti leidimą laikinai gyventi per išorės paslaugų teikėją. Tai va. Informacijos esame gavę taip pat, kad reiškia daugelis tų žmonių, kurie pas mus atsiranda, yra siūloma per kelias įmonės. Ar tos įmonės, kurios teikia šitos tarpininkų funkcijas ir per kurias daug kas atvažiuoja čia pas mus, ar jos yra stebimos ir patikimos. Dar yra Eimanto Rakučio, vėliau gal dabar dėl šito tada kokia yra Vidaus reikalų ministerijos, migracijos departamento, SATO, kokia yra nuomonė dėl šito? Tai mes nagrinėjame šitą pasiūlymą ir šiaip pritarėm vyriausybės įstatymo projektų, jau dėl pasiūlymo leidžiam apsispręsti Seimui, kaip nutarsit, bet yra tam tikrų niuansų, su kuriais turbūt reikėtų išdiskutuoti, apie kuriuos reikėtų išdiskutuoti. Tai pirmiausia, noriu pasakyti, kad Baltarusijos piliečių Lietuvoje mes turime apie 55 tūkstančius. 38 tūkstančiai turi laikinus leidimus gyventi Lietuvoje darbo pagrindu, visi kiti laikini leidimai tai šeimos susijungimo pagrindu, taip pat mes turime humanitarinius leidimus, tai yra apie 1942, jeigu neklystu, kažkas tokio yra. Tai va, dabar dėl srautų ir važinėjimų, tai keleivių srautai per 24 metus, tai čia 5 808 000, čia grubiai tariant, iš to viso skaičiaus yra Rusijos piliečių srautai, tai keliavimo 1 600 000, atsiprašau, čia Baltarusijos, o Rusijos piliečių 1 126 000. Atkreipiu dėmesį dėl Baltarusių, kad skaičius mažėjantis yra ir Baltarusių piliečių esančių Lietuvoje skaičius mažėja, nes mes jų turėjom, man atrodo, yra 70 000, dabar jau jų yra mažiau. Dėl pateikto pasiūlymo trečios dalies, tai galbūt Rūta labiau galėtų pakomentuoti, o tada aš jau perimsiu tą 9 dalį. Sveiki, Rūta Justulaitinė iš Vidaus reikalų ministerijos migracijos politikos grupės. Aš tik tai norėčiau pasakyti, ką šitas pasiūlymas lemtų. Tai reiškia, kad Baltarusijos Respublikos piliečiai į Lietuvą atvykti, tiksliau, pirmą leidimą laikinai gyventi galėtų gauti, tik tuo atveju, jeigu jie turėtų kitos ES valstybės narės leidimą laikinai gyventi, atvyktų į Lietuvą ir kreiptųsi į migracijos departamentą. Kaip pavyzdys, turim Vokietijos leidimą laikinai gyventi, atvažiavau į Lietuvą ir prašiau leidimą. Tai mes turbūt visi puikiai suprantam, kad tai praktiškai absoliučiai yra visos galimybės uždaromos naujų leidimų, Baltarusijos piliečiai nebegalėtų gauti iš principo, tai galėtų likti tik tie, kurie šiuo metu gyvena, pasikeisti. Ribojamųjų priemonių įstatymo 1 ir 2 dalyje yra nustatyta, kad nei Šengeno, nei nacionalinė viza, nei BI, nei RU neišduodami. Taip, negalėtų gauti teisingai. Taip,
Ir dar atkreipiam dėmesį, kad vis tiek yra tam tikros kategorijos, kaip, pavyzdžiui, už tos profesinės kvalifikacijos darbuotojai gali atsivežti šeimos narius, ir dėstytojai, ir tyrėjai, ir yra ES teisės reikalavimai, kad mes negalime riboti šeimų susijungimo. Tai bet kokiu atveju vis tiek turėtų būti kažkokios išimtis tam tikroms grupėms. Ir dėl šeimos susijungimo ir teisės aktų reikalavimų asmuo Lietuvoje darbo pagrindų pragyvenęs 2 metus, tai jisai gali kreiptis dėl šeimos susijungimo pagrindų ir atsivežti savo artimuosius. Tai čia atsirastų problema, jeigu įtvirtintumėm štai tokį reglamentavimą. Toliau, dėl 3 straipsnio 9 dalies, kur nustatoma, kad panaikinamos Rusijos federacijos leidimas laikinai gyventi Lietuvoje, jeigu vyksta daugiau nei vieną kartą per 3 mėnesius, tai labai prašytumėm apsvarstyti komiteto tokį požiūrį, kad tai yra papildomi reikalavimai ir papildoma našta mūsų VSAT-ui ir migracijos departamentui, nes čia reikės to nuolatinio kuravimo ir priežiūros. Ir taip pat reikėtų paminėti, kad jeigu nutartumėt, kad toks reglamentavimas visgi būtinas, turite nurodyti, kad kokia tvarka, tai mes turėtumėm įgyvendinti arba palikti Vidaus reikalų ministerijai, paruošti tvarką tarp 2 institucijų, tai yra VSAT-o ir migracijos departamento, kaip tas procesas turės įvykdyti, paruošti įgyvendinamuosius teisės aktus. Taip irgi diskutavom, kad turbūt čia pritariant viceministrės nuomonės dėl to, kaip sukontroliuoti, nes galės ir per kitas valstybės vykti. Tai čia vėlgi praktiškai, kaip ta informacija, kad jis savalaikiai būdu suvaikščiotų, nes mūsų turbūt diskusijose, nes ne pirmą kartą turbūt panašaus pobūdžio ta diskusija atsinaujina, nes mūsų vertinimu ir matant tą turbūt paskutinę migracijos departamento praktiką, ten, kur tos rizikos yra identifikuotos, tai tas leidimų panaikinimo procedūra, jinai kaip galimybė išlieka. Ir mintis yra tokia, kad jeigu kompetitingos institucijos kontroliuodamos judėjimą per sieną mato, identifikuoja riziką dėl per dažno asmens kirtimo sienos, tai jos gali lygiai taip pat tas rizikas perduoti atsakingoms institucijoms, kad įsijungtų jau kitas mechanizmas kaip per leidimo panaikinimą. Taip pat noriu atkreipti dar kartą dėmesį, kad minėti skaičiai, tai yra 1 600 000 Baltarusijos piliečių, VSAT-as turėtų patikrinti ir VSAT-as negalėtų patikrinti ir migracijos departamentas negalėtų sukontroliuoti, jeigu jie įvažiuotų, pavyzdžiui, per Lenkiją ir vėliau į Lietuvą. Mes negalėtumėm žinoti, kelintą kartą jie pas mus kerta ES sienos teritoriją. Taip. Audronis Ažubalis, prašau. Ačiū. Na, aš girdau, tai nieko naujo. Tie argumentai buvo jau kalbami anksčiau, praėjusiais užpraeitais metais. Ir pasakysiu tokį paprastą dalyką. Va štai komitetas lankėsi Valstybės saugumo departamente praėjusią savaitę. Gerai, nieko tokio. Tai pasakysiu tai, ką galima. Tai ta informacija, kurią mes išgirdom ir kuri buvo pateikta, jinai ir verčia daryti tokias pataisas. Todėl, kad rizikos, kurios yra ir kurios išaugo, tai, kad sumažėjo 5000, nieko nereiškia, rizikos niekur nedingo. Baltarusiškos įmonės turi savo filialus Baltarusijoje. Jie dirba čia ir filialai yra tenai. Tie filialai yra kontroliuojami, žmonės važinėja pirmin atgal. Rizikos yra. Kai jūs man sakot, kad žinot, jie atvažiuos per Lenkiją ir kitur, tai visų pirma jis atvažiuos nelegaliai. Nes įstatymo nežinojimas, kaip sakant, nuo atsakomybės neatleidžia. Jis gali apgauti. Vieną kartą atvažiuos, antrą, trečią kartą jis bus sustabdytas ir paaiškės. Čia šitie dalykai vis tiek anksčiau ir vėliau išeina. Mes negalim 100% užkirsti kelio visiems. Todėl aš tikrai čia nematau nieko blogo. Dabar, jeigu kalbant dar, aš norėčiau, kolegos, apie pirmą straipsnį kalbėti, kur mes siūlom, kad sustabdome LNG, iš esmės, LNG leidimų išdavimą
ne tik Rusijos federacijos, bet ir Baltarusijos piliečių prašymams. Mes turime 57 tūkstančius kažkur dabar. Jie gali prasitęsti savo laikiną leidimą gyventi. Mes suinteresuoti, kad dar daugiau atvažiuotų ir važinėtų pirmin atgal. Aš kaip žmogus, kuris tikrai rūpinasi ir galvoja apie nacionalinį saugumą, tikriausia, tokios rizikos savo neprisijimčiau. Ar jūs galite tą prisijimti? Na, čia jau žinot, jau jūsų yra ministro, matyt, atsakomybės reikalas. O kiti pasiūlymai, kur yra papildyti 3 straipsnio 9 dalim, tai yra labai gražu. 1 ir 2 straipsnio dalis, kur labai aiškiai parodoma, kad išskyrus tuos atvejus, ir čia labai aiškiai, tie, kurie dirba tarptautinių krovinių ir keleivių vežimus vykdančiose įmonės. Ir žinoma, kai iškyla tam tikra situacija dėl nuo piliečio nepriklausančių objektyvių priežasčių. Tai yra liga, mirtis, nedaug dieve, artimo asmens ir taip toliau. Yra išlygos. Šitas išlygas mes jau derinom ir su Linava, man atrodo, ir su pramoninkais. Šitie dalykai buvo padaryti. Ir jūs dabar sakot, kad čia kažkas blogai. Čia yra gerai padaryta. Ir dar, kolegos, ką pasakysiu, tokį dalyką. Tai dėl nacionalinių rizikų. Čia iš tikrųjų jos yra, jos egzistuoja. Dar daugiau apie tuos pačius transportininkus. Žinom, kaip būna, ar visi jie tokie, tikrai ne, bet tai, kad važiuoja ir netyčia pasiklysta, ar tai būtų prie Čekijos strateginio objekto karinio, ar tai prie Lenkijos, ar Vokietijos. Tai šitie faktai yra ir apie tai informuoja mūsų draugiški partneriai. Mes galim didžiuotis, kad mes turim labai didelę transporto logistikos įmonių grandinę. Ir kad mes pagal, jeigu tikriausiai per capita, mes tikriausiai didžiausia esam transportininkai Europoje. Bet rizikas mes irgi turim čia. Ir dar daugiau pasakysiu, jeigu tie skaičiai, kur dabar ką tik buvo tyriama ir panašiai ir apie užverbuotus žmonės ir baltarusius, ir lietuvius užverbuotus, apie tas teroristinės grėsmės, kurios niekur, terorizmo grėsmės, kurios niekur nedingo. 50, taip man atrodo, pasikesinimų dabar buvo. Iš jų 9 buvo identifikuoti su mūsų specialiųjų tarnybų pagalba. Šitie dalykai yra, vyksta hibridinis karas. Tai man labai keisti tie argumentai, čia žinot, nesukontroliuosim, čia tas, mes turime imtis visų priemonių, kad šitie dalykai būtų užkardyti. Ačiū. Ačiū, prašom, viceministrą. Galime papildyti ir tada iš eilės FSATas irgi norės ir Migracijos departamentas pasisakyti. Dėl išdėstytų argumentų Seimo nario, tai norime pasakyti, kad valstybės saugumas mums yra svarbiausias klausimas ir neabejotinas. Dėl pasiūlymų, kaip Seimas nutars, taip ir bus. Mes įgyvendinsime, jeigu Seimas manys, kad to reikia. Sekantis dalykas dėl saugumo pateiktos informacijos. Bent jau mes arba mums neleidžiame, bet mes tos informacijos nesam turėję ir saugumas mums jos dar nėra pateikęs. Bet apie 24 metus galiu pasakyti, kad saugumas panaikino, Migracijos departamentas panaikino laikinus leidimus gyventi Lietuvoje dėl grėsmės nacionaliniam saugumui yra 168 asmenims. Baltarusams, taip, teisingai, Baltarusijos piliečiams. Tai aš tik tai sakau jums tą informaciją, kad jūs galėtumėte susidaryti vaizdą. Ir neįtakoju nei vienai pusė, nei kitą. Jeigu Seimo nariai manys, kad šitas pasiūlymas tinkamas, balsuoja ir jokių prieštaravimų mes įgyvendinsim. Dabar norėtų FSATas papildyti savo argumentais. Į Lietuvos valstybę per vidinę sieną. Jeigu jie turi kelionės dokumentus galiojančius, jie gali atvykti iš Baltarusijos tiek per Latviją, tiek per Lenkiją. Ir tada per vidinę sieną sėkmingai atvažiuoti pas mus, kadangi vidinių sienų kontrolė nėra atstatyta. Dėl kontrolės prie išorės sienos, tai pasienietis turėtų
vertinti, ką ir darom dabar, dėl grėsmių. Neįleidom 1370 kažkur baltarusių, kurie netitiko sąlygas ir buvo pripažinti kaip keliantis grėsmę. Dabar papildžius tą, mes galėtumėm nustatyti tik tai stebėdami jo datos spaudus pase. Ir skaičiuodami, kada jam baigės tos 3 mėnesiai, po to surašę kažkokį, pagal nustatytą algoritmą pranešimą migracijos departamentui, migracijos departamentas priimtų sprendimą, kad jam atimti tą leidimą. Ta procedūra gana ilgai užtruktų ir gali būti taip, kad mes vėl iš naujo turėtumėm skaičiuoti. Analogija yra su dvigubom pilietybėm. Kai mes nustatom, kad asmuo turi ir kitos valstybės pasą rusų, kaip ir buvo, pateikė migracijos departamentai, kol jie priima sprendimą ir užtrunka tas laikas. Tai tas asmuo galės dar sėkmingai važinėti. Tai jau patikslinsiu, kad šiuo atveju tai, kad per daug dažnai kertamos sienos ir važinėjame pirmin atgal, tai yra net ne jūsų kompetencija. Šiuo atveju yra VSD sako, kad jie negali atsakyti. Jie negali kontroliuoti visų atvykstančių ir grįžtančių ir pirmin atgal važinėjančių, bet jie mato bendras tendencijas. Tai aš manau, jūs tikrai nepaneigsit, kad jeigu priimtume bent jau šitą 3 straipsnio 9 dalį papildytume, tai atitinkamai važinėjimai tokie baigtųsi. Kita vertus, žinoma, ar tai sakytume, kad nežinot ir tada išnyksta terorizmo ar šnipinėjimo ar kitų pavojus. Aišku, kad neišnyktų, bet važiuotų mažiau žmonių ir būtų žymiai lengviau mūsų specialiosioms tarnyboms kontroliuoti tuos rautus. Čia neina kalba, kad uždrausti jiems. Eina kalba apie tai, kad kontroliuoti geriau. Nes dabar pagal turimus pajėgumus ir VSD vadas nekart yra sakęs ir viešai, ir neviešai, kad šitie dalykai, kad jiems sunkiai sekasi tą daryti pagal turimus pajėgumus. Na, kaip ir jums sunkiai sektųsi, jeigu dabar teritoriją reikėtų atstatyti visą pilną sienos kontrolę, sakykime, su tais pačiais Latviais, arba dar ir Lenkais pridėti. Ar Karaliaučium, jeigu reikėtų iš naujo apsakyti. Tai tie dalykai yra, tai ne per dieną padaromi. O išimtis, kurios čia pateikiami siūlyme, tai jos yra labai logiškos. Man nepatinka tie, kad furistai, bet jeigu jau verslas taip reikalauja, mes darom išimtis. Verslui darom išimtis ir darom išimtis, nelaimės atveju. Ačiū. Toliau klausia Karolis Neimantas. Ačiū pirmininkė. Tai iš esmės aš savo frakcijos poziciją išdėsčiau raštu, bet aš ją dar ir įgarsinsiu. Kas eina kalboje apie žmogiškuosius išteklius, jų judėjimą, mes pilnai tam pritarėm ir neturim iš tikrųjų kažkokių komentarų ir netgi paantrinsiu Audroniui prieš tai išsakytą tokią mintį mūsų komitete, kad kai mes buvom okupuoti, pas mus pirmin atgal nevažinėjo mūsų žmonės lankyti ant tų senelių ir taip toliau, kas mėnesį ir turėjome tą tokią panašią situaciją su ta šalim, kurioje mes nenorime būti. Bet mes nuo frakcijos tai nepritarėm dėl 3 straipsnio 8 dalies, kuri yra išbraukta, tai vienašališkų ribojimų, kurių netaiko nei Europos Sąjunga, nei mūsų kaimynai Latvija ir Lenkai. Nes tas... Ne čia? Kaip sakot? Tai... Ar ne į tą aš čia atsiprašau? Tai... Dėl viso projekto aš pasakiau, bet tas punktas, iš kurio ir nebuvo palaikymo mūsų pusėje, tai būtent buvo dėl tranzitinių prekių, kurios juda aplink ir tai yra perteklinis reglamentavimas pačios Lietuvos valstybės, o nėra bendro sutarimo ir nurodymo Europos Sąjungoje. Tai reikia registruoti siūlymą. Karoli, mes neturime. Ok, gerai, perduosim. Tai gerai, turkuoju, palaikysim. Pasakėt po vieną. Duokim Karolį pasakyti. Karolį, dar kartą atleiskit, pakartokit siūlymą. Siūlymas, kad nebūtų išbrauktas 3 straipsnis 8 dalis. Kad nebūtų. Galėčiau gal šiek tiek aiškumo į šitas visas teisinės vingrybės įnešti. Tai projekte išbraukiamas yra skirtingas galiojimas, nes šitas ribojimas dėl žemės ūkio produktų ir pašarų
Importo draudimas atsirado vėliau, negu buvo nustatytas bendras sąrašas. Ir išbraukimas reiškia ne priemonės atsisakymo, ne šio ribojimo atsisakymo kaip tokio, jisai reiškia tiesiog, kad yra sulyginamas jų galiojimo laike principas. Tai yra, kad visi ribojimai inkorpore prasitęstų bendrų terminų. Tai va, čia turbūt yra pasiūlymo esmė, kad tai nėra apie to ribojimo atsisakymą kaip tokį. Jį siūloma palikti, tiesiog suvienodinti galiojimo terminą. Bet pasitikslinu, tranzitas bus prekių ribojimas, teisingai? Taip. Tai va dėl to ir nesutinkam, jeigu tai yra išskirtinai negu Latvijoje, Europos Sąjungo, Lenkijoje. Čia yra apie importą, į mūsų importo draudimas, mūsų nacionalinis importas. Taip. Ir jisai yra, tiesiog atkreipsiu dėmesį, kad jis iš esmės gimė šitas pasiūlymas taip pat Seime. Europos Sąjunga irgi kalba apie didesnius muitų tarifus, tai de facto iš esmės Lietuvos ta nacionalinė politika, jinai visiškai atitinka Europos Sąjungos politiką šito ribojimo kontekste. O pati Europos Sąjunga taiko tos pačius ribojimus tom pačiom prekiam? Tai mes taikom, Latvijai taiko, todėl kad tai, ką aš jau ir turėjau omeny, šitas priemonės reikia suprasti kaip papildomas priemonės, kurios galioja prie ES ribojamųjų priemonių. Tai yra papildoma priemonė, ES mastu jos nėra. Tai ar atsakė į klausimui? Kad nėra išbrauktas? Tai aš nežinau, apie kokią ramybę kolega kalbėjo, todėl kad... Atsiprašau, mums svarbu, nes mes sprendimą turim priimti. Tai aš gal trumpai tada dar kartą grįšiu prie to paties, kad šitas pasiūlymas, todėl kad tranzitas visų žemės ūkio produktų yra laikoma tranzitas prekyba ES prekybos politikos dalis. Tai reiškia, kad tik ES gali nuspręsti, ar riboti ar neriboti tam tikrų prekių tranzitą, importą su trečiom valstybėm. Kadangi tranzitas šitų žemės ūkių produktų iš esmės jisai nebuvo ribojamas ES mastu, valstybės turėdamos tokių kūrybingų politinių sprendimų, kaip Latvija ir Lietuva, įvedė šituo žemės ūkio produktų importo ribojimus. Reikia turėti omenyje, kad neoficialiai ES yra išsakiusi mums pastabą dėl to, kad, iš esmės tai yra išimtinė ES kompetencija ir galbūt ne visai čia Lietuva adekvačiai pasielgia, bet visi supranta mūsų nacionalinį saugumo interesą tą daryti. Tai už tai šituo įstatymo projektu niekas nėra iš esmės keičiama, yra tiesiog pratęsiama, kad tas ribojimas importo draudimo jisai toliau galiotų. Tai tas išbraukimas jisai nieko bendro neturi turinio prasme, jisai turi prasme tiesiog, kad sulyginama, nes buvo atskira dalis įsigaliojime, kad būtų atskira įsigaliojimo data, jeigu aš čia taip aiškiai. Tai šitas... ir terminai pasibaigia ir mes juos pratęsiam, tai mes sutinkam pratęsti juos be šitų ribojimų importuojančių prekiams. O tai kas tada lieka, jeigu išbraukiam? Tai reikia pasiūlymų. Jau, prašom, toliau klausia Arminas. Ačiū, gerbiamas pirmininkė. Iš tiesų, nuo emocijų sugrįžkim prie pačios teisėkūros, prie šio konkretaus įstatymo ir taip pat noriu sugrąžinti prie pasiūlymų, kuriuos mes dabar aptarinėjom. Taigi, pirmiausiai komitete priimkim sprendimus dėl kiekvieno pasiūlymo, o paskui ir dėl kitų straipsnių, apie ką jau Karolis pradėjo kalbėti. Tačiau pasiūlymas Karolio nėra registruotas, nei Karolio, nei frakcijos, tad komitete mes jokių sprendimų dėl šios idėjos, iškeltos idėjos net ir negalėsim priimti ir nereikės mums priiminėti. Jeigu norės Karolis ar kiti Karolio frakcijos nariai, tai užregistruos naują pasiūlymą į priėmimo
etapą ir tuomet Seimas ir apsispręs dėl to konkretaus pasiūlymo, kad keisti kitą visai straipsnį, atsisakant to ribojimo. Dabar grįžtam prie šių pasiūlymų. Tai kalbant apie trečią straipsnį, jeigu dabar nesumaišau numerio, taip, dėl trečio straipsnio. Išvadų rengėjai siūlo nepritarti, tai aš sutinku su šiuo pasiūlymu ir net nežinau, ar čia turėtumėm tęsti diskusiją, kadangi tai yra susiję ir su trečio straipsnio, atsiprašau, 9 dalim, tai čia vis dėlto norėčiau, kad padiskutuotumėm ir dalinai siūlyčiau pritart, tačiau tik tais dalinai pritart šiam pasiūlymui, ką siūlo kolegos Kasčiūnas, Ažubalis, Rakutis. Nes tie dažni sienos kirtimai ir važinėjimai, tikrai sutinku su kolegomis, turi būti ribojami, nes tai sukelia tam tikrus pavojus, tačiau, kolegos, negalim sugretinti, sulyginti Rusijos federacijos piliečių ir Baltarusijos piliečių. Tai yra visiškai skirtingi statusai, visiškai skirtinga situacija. Ir jų buvimas tiek Rusijos piliečių Lietuvoje, tiek Baltarusijos piliečių Lietuvoje praktiškai turi visiškai kitą pagrindą, kitą bazę. Pagaliau politinis dalykas, mūsų Lietuvos nacionaliniai interesai, kad Baltarusija būtų maksimaliai nepriklausoma valstybė ir nebūtų atiduodama į Rusijos glėbį. Užtat visais būdais, visais aspektais turim atriboti Rusijos piliečius nuo Baltarusijos piliečių. Užtat, jeigu kolegos patikslintų savo pasiūlymą, kad įvesti ribojimus, tačiau Rusijos piliečiams vienus, Baltarusijos piliečiams kitus, pagal dažnumą, apie 9 dalį kalbam, kad Rusijos ir Baltarusijos piliečiams kartą į 3 mėnesius kertant sieną jūsų pasiūlymą. Tai vat apie jį ir siūlau diskutuoti, apie šitą pasiūlymą. Tai grįžtu, užtat jeigu kolegos Seimo nariai patobulintų savo pasiūlymą, įvedant skirtingus terminus Rusijos piliečiams ir Baltarusijos piliečiams, aš manau, kad galėtumėm pritart. Suvienodinus tikrai, kolegos, negalim pritart tokiam pasiūlymui. Ačiū. Siūlau taip, žiūrėkit, labai įsitęsim. Dabar yra, kas susirašė, paklausė arba pasisako ir greitai einam, tada dar kolegai suteiksim žodį ir papunkčiui greitai balsavimą ar panašiai. Gerai, Ruslanas dabar. Tai aš irgi turbūt pritardamas tam, ką Audronis ir kiti turbūt sakė, ir ką mums sako tarnybos dėl tų dažnų važinėjimų ir panašiai, tikrai galima pritarti, bet, man tik šypsena kelia, kad mintis, kad jeigu 4 kartus nuvažiuos Baltarusis atgal į Minską, tada jau bus sunkiau KGB arba GRU agentams jį verbuoti. Čia tikrai, man atrodo, yra visiškai nieko nepagrįsta ir bijau, kad gali būti, greičiausiai bus taip, kad priešiškų agentų darbo mes nei kiek neapsunkinsime, bet statui ir migracijos depui gyvenimą mes tikrai apsunkinsime. Tai dėl to aš kol kas nematau, kaip pasakyti, realios, naudingos, ypač, kad, kaip mums ir sakė, išvis didžioji dalis tų veiklų yra daroma per telegramą. Ir nereikia niekur iš vis važiuoti, turint omeny dar tai, kad turbūt tų žmonių giminaičiai yra tuo metu Baltarusijoje, ar ne, tai gali irgi tiesiog nuvažiuoti pas giminaičius ir viską tu ten užverbuosi ir priversi padaryti, ką tau reikia. Ir ar 4 kartus jis važiuos, ar 0 kartų netgi. Ar ne? Net jeigu tas pilietis nevažinės iš vis į tą Baltarusiją, tai aš tikrai nematau jokios pridėtinės kažkokios vertės, apart to, kad mes galbūt patys savo pasakysim, kad štai kažką darom. Čia jau parodė valią Seimas, tokia simbolinė reikšmė aš matau, Audronį. Tikrai, kad mes parodom valią tam tikrą ar ne, kad čia, bet praktinės aš bijau, kad nematau jokios naudos iš to. Taip, Alicija, prašom, viceministrė.
Aš dėl 3 straipsnio 9 dalies reglamentavimo nustatyto, tai ir išimčių, ypatingai pirmos išimties, tai jeigu Seimo nariai pritartų, tai mes iš tikrųjų rekomenduotumėm ją truputėlį tikslinti, nes irgi VSAT-as susidurs su problema vertinant piliečius, kurie dirba tarptautinėse krovinių ir keleivių vežimo kompanijose ir turbūt kolega galės papildyti, su kokiom problemom susidurima. Pirmiausia būtų, kad kada jis vykdo savo funkcijas, vairuotojas vyksta į Lietuvą, veža ir kitas dalykas, kai vyks į darbo vietą. Kaip mes tada traktuosim jo tai jis dabar patenka į tos vieną kartą tų 3 važiavimų. Jeigu pasižiūrėti statistiką, ribojimų priemonių įstatymas veikia. 23 metais 2,6 milijono baltarusių kirto sieną pas mus, 24 tik tai 1,6 milijono nebeliko. Tai reiškia, tuos priemonės priimtos realiai veikia. Ir dar, jeigu galima, aš papildyčiau, dėl pačio įgyvendinimo mechanizmo kyla daug klausimų ir taip pat dėl nuostatų taikymo. Kaip skaičiuojamas tas 3 mėnesių terminas, ar nuo būtent to VSAT-o tikrinimo momento, nes atskaitos taškas neaiškus. Ir ta prasme, jeigu būtų ta informacija, migracijos departamentas jau kai gautų tą informaciją, ar turėtų vertinti tą terminą nuo VSAT-o nustatyto momento, ar jau kai jie tikrinimus atlieka. Tiesiog reikėtų daugiau taikymo nuostatų dėl aiškumo. Ačiū. Toliau Dalia Asanavičiūtė. Ačiū labai, gerbiamas pirmininkė. Gerbiamas Arminai, padiskutuokime vis dėlto, nes čia yra labai svarbus šitie straipsniai ir, ką minėjo ir ministerijų atstovai, kad ribojamosios priemonės jos veikia. Ir mes matome nuo naujų metų apribotas įvažiavimas su baltarusiškais numeriais, jau mes matome rezultatus akivaizdžiai. Tai aš tikrai manau, kad mums, vis dėlto reikia, atsiprašau ministerijos, bet vis dėlto reikia dar ir griežtinti tam tikrus momentus. Tuo labiau, kad, paklausiu, kiek su humanitariniam vizom vis dar įvažiuoja Baltarusijos piliečių, dėl to, kad jeigu mes traktuojame tos žmonės kaip pabėgusius nuo režimo, tai jau Lukašenka antrą kartą išrenkamas. Tai reiškia žmonės, kurie buvo engiami režimo, jau akivaizdu, kad jau didžioji dalis yra čia arba išvažiavę. Tai aš tikrai pritarčiau, aišku, su pataisimais ir atsižvelgiant į institucijų atstovų, tos techninius siūlymus, nes tikrai tai yra labai svarbu, kad neapsunkinti, bet aš norėčiau galbūt biuro paklausti, kadangi aš nedalyvavau kituose svarstymuose ir pavaduoju Manuelį, dėl tos 1 straipsnio, 3 straipsnio pakeitimo Baltarusijos Respublikos įdėjimo, ar ne, čia neparašyta argumentai, kodėl nepritarti. Gal galėtų biuras paaiškinti tiesiog trumpai, kodėl išvadų teikėjai priėmė tokį sprendimą, girdėjome institucijos, bet išvadų teikėjai tiesiog būtų lengviau iš tikrųjų suprasti Seimo narių mintis. Jie turbūt turėtų patys savo pozicijas pristatyti, bet buvo čia toksai kaip ir principinė pozicija tikriausiai nepritarti, o argumentai turėjo būti išgirsti posėdžio metu. Prašom, Alytė. Norėčiau Seimo nariai atsakyti dėl humanitarinių leidimų gyventi Lietuvoje, kur Baltarusijos Respublikos piliečiai turi tuomet, kai URMAS tarpininkauja. Tai 24 metų aš nelabai turiu statistinių duomenų, bet turiu užtat, kad šiuo metu mes jų turime su humanitariniais leidimais 976 asmenys, kuriems URMAS tarpininkauja. Ir aš baigsiu, Baltarusių čia turiu omenyje, ir aš baigsiu, o 23 metais mes jų turėjom 798 asmenys ir iš jų 325 asmenys nuolat kirto sieną Baltarusijos, nors kaip ir atkreipsiu dėmesį, kad tiems žmonėms suteikta globa, nes jiems grėsmė kyla anoj savo kilmės šalyje. Tai tuomet reikėtų peržiūrėti humanitarinės vizos išdavimo. Gerai, žiūrėkit, balsuosim dabar dar kolega. Ačiū Jums už žodį. Mano pasiūlymas yra tikrai trumpas, atsižvelgiant į esamą pateiktą įstatymo projektą, kur įstatymo projektas realiai yra 1 punkto, tai yra pratęsti sankcijas 1 metams. Sekant
10 metų, 20 metų visą informaciją. Jau nuo 2014 metų yra agresija prieš Ukrainą iš Rusijos pusės. Karo veiksmai vyksta 3 metai ir niekaip nėra suprantamas fiziškai, kodėl yra tęsiama tik tais 1 metams. Nejaugi mes visi esantis čia tikimės, kad per metus, per 9 mėnesius, kol būtų vėl teikiamas iš naujo įstatymo projektas, kad kažkas labai pasikeis. Aš nesuprantu, kodėl mes turim kiekvienais metais čia sėdėti ir dar svarstyti to laikotarpio pratęsimą. Nematau jokių argumentų, kodėl yra tik tais 1 metai, ypač kaip vakar gavome, čia yra viešas, kadangi gavome visi uždarame posėdėje, aš tiesiog pacituosiu, santraukos 2 punktas, diplomatinė karo Ukrainoje baigtis artimiausioje perspektyvoje yra mažai tikėtina. Europos komisija taip pat savo planuose ir gairėse nurodo, kad, cituoju, taip pat šiandien buvo vienam komitete pristatinėta gairės Europos komisijos, ir ten yra, cituoju, Europos komisijos geopolitika, globali Europo geopolitika, tęsiama parama Ukrainai, stiprinamos sankcijos prieš Rusiją. Tai aš to 1 metų pratęsimo aš nematau prasmės, dėl to buvo teiktas pasiūlymas neriboti laiko. Gavau ir skaičiau Teisės departamento išvadą, tikrai sutinku, nepastebėjau, kad privalo būti ribojimuose priemonėse numatytas laikotarpis, tai aš tiesiog visiems siūlau, atsižvelgiant į vakarykščio posėdžio, kaip Seimo pirmininkas pavadino, mokamoje edukacinę informaciją, atsižvelgiant į edukacinę informaciją, atsižvelgiant, kad jau nuo 2014 metų vyksta karo veiksmai, pratęsti bent jau ne mažiau kaip 5 metams. Manau, kad čia būtų, kadangi tai yra techninis pobūdžio keitimas, aš manau, užtektų nereikia ir pasiūlymo, tiesiog gali komitetas tokį pataisimą padaryti. Ir nereikėtų kiekvienais metais svarstyti, ar čia pasikeitė kas nors ar nepasikeitė. Nu, aš nematau, bent jau asmeniškai, nematau prošvaiščių jokių, kad per 9 mėnesius kažkas pasikeistų. Prašom, atsakys užsienio reikalų viceministrė, prašom. Tai iš tikrųjų liūdna, kad tų prošvaiščių nematyti, nes turbūt tikrai tas 3 metų ta agresija jau ir Ukraina ir visus mus išvargino ir tikrai suprantam tą svarbą toliau tą daryti ir nekvestionuojant tų politinių argumentų kalbėti apie tą ilgesnį terminą, atkreipčiau dėmesį, kad tas trumpesnis terminas susiveda į teisinių rizikų valdymą, nes bet kokia ribojamoji priemonė susijusi su fundamentalių žmogaus teisių ir laisvių ribojimu ir tam, kad kadangi visa tarptautinių teismų praktika nukeliavusi į tai, kad turi būti tas nuolatinis periodinis tų ribojimų peržiūrėjimas, įsivertint, ar jie vis dar yra proporcingi tai esamai situacijai, tai turbūt ir ta viltis buvo, kad iš tikrųjų ta agresija pasibaigs kaip įmanoma greičiau, tai tas terminas dėl to ir atsirado tam, kad ir ES yra tas pats tam, kad iš esmės kiekvieną kartą tas proporcingumas ir būtinumas tų priemonių politikos sprendėjų, politinių sprendimų priėmėjų, jisai būtų vertintas. Tai turbūt toks mano būtų komentaras. Prašom. Aš truputėlį noriu pareplikuoti greitai, tai tiesiog, aš taip suprantu šitą argumentą dėl peržiūrėjimo ir taip toliau, bet ar nemanoma, kad yra 9 mėnesiai realiai, nes po to yra teikiamas vėl sprendimo projektas, tai bus dabar vėl 9 mėnesiai, ar tai nėra per trumpas laiko tarpas? Nes mes sudarom tokias prielaidas, kad mes labai tikimės, kad mūsų kaimynas tikrai per 9 mėnesius išgis. Bet žiūrėkit, ar čia tik tiek paklauskim, ar čia yra principinis. Dabar jūs teisus esat, bet žiūrėkit, mes šiandien svarstom šitą įstatymo projektą ir jau yra, sakykime, jau gimė, dar mes viešai negalim sakyti, bet jau yra
projektas dar kito, kur jau siūloma apskritai dar griežtintas ribojamasis sankcijas ir panašiai. Tai tada jau dar kitas, reiškia, bus galiojimo terminas ir panašiai. Reiškia, jį vis tiek turi būti pagal teisės aktus galiojimo pradžia ir pabaiga nustatyta tų ir panašiai. Gal mes iš esmės keisim tą nutarimą, o be to mesgi šiandien kalbam, kiek kiti kolegos pasisakė, kad mes Baltarusijos demokratinį judėjimą žmonės turim palaikyti. Jie irgi mato tą nutarimą. Jeigu jie mato jame neribotą laiko, tai jie irgi nemato tos perspektyvos. Pagaliau mes savo politiką turim skatinti ir jų, kad jie tiki, kad kažkas pasikeis ir pagerės, reiškia, toj kaimininiai šalyje ir panašiai. Aš manau, kad yra čia toks principinis, Eimantai, ar čia principinis yra toks? Nėra principinis, bet tik tais tiek, kad mano požiūriu yra tikrai per mažas laiko tarpas numatytas, tai tada galima svarstyti. Mano požiūris yra principinis 5 metai, gali būti ir kitoks, bet tai yra metai, yra tikrai per trumpas laikas. Bet žiūrėkite, europinės sankcijos kas pusę metų, tik pusę metų pratęsi, kas pusę metų, nes yra tokie reikalai. Gerai. Pirmininkė, jeigu galima dėl vedimo tvarkos, tai gal tada kolega tegul teikia siūlymą, ne žodžiu, turi raštų komitetų ir mes... Yra pateiktas. A, yra? Ne, bet jeigu yra pateikta neribota, be termino. Mano yra pateikta be termino, o... Tai, kad jūs pateikit su terminu. Pateikit ir tada mes svarstysime. Bet tikrai nesinori, kadangi vėl būtų pateikimo stadija, vėl būtų didelės diskusijos, tikrai nesinori, nes turime iki gegužės mėnesio priimti tokią sprendimą. Tai svarbiausia, kad taip. Atsiprašau, galima pasakyti, užsienio reikalų komitetas yra papildomas komitetas. Pagrindinis komitetas yra nacionalinio saugumo. Jie ten galės visus kitus pasiūlymus apsvarstyti. Tai tikrai čia nėra problemos. Dar spės, tai... Dar norėjau ar jau toliau? Valdas Rakutis dar. Žinot, stebiu nemažai televizijų aplinkui, šitas mūsų pasiūlymas yra patekęs į Ukrainos Al Jazeeros informacinės eilutes. Ta prasme, jiem tai yra svarbi žinia. Tai dėl to reikia, priimant sprendimą, atsižvelgti, kokią tai turės tarptautinę įtaką procesam. Čia jūsų nuomonė irgi yra labai svarbi. Taip, apie tai ir kalbam. Dar tada viceministrai ir perėsim. Aš tiesiog dar kartą pasikartosiu, kolegos, kad tiesiog papildytumėt mums, kad Vidaus reikalų ministerija turi paruošti įgyvendinamuosius teisės aktus šitiems ribojimams, kurie yra susiję su 3 straipsnių 9 dalim, kad mes tinkamai įgyvendintumėm nustatytą reglamentavimą teisės aktuose. Ne tik, kad VRM atžvilgių, bet kad ir FSATas su migracijos departamentu sąveikautų, įveiktų tinkamai. Tik tiek prašome. Jeigu pritars komitetas, aišku, toliau pagrindinis tada, žodžiu, komitetas bus numatyta. Bet jūs sakėt, kad šiek tiek kitokią formuluotę dar norėtumėt pasiūlyti. Ar teisingai supratom? FSAT pasisakė dėl 3 straipsnio 9 dalies 1 punkto, kad galbūt reikėtų aiškiai nurodyti, kad čia eina kalba apie privačias keliones, ne? Privačios ir tarnybinės, kur vykdo savo. Bet žiūrėkit, yra išskyrus atvejais, kai yra ekipažų, tai savaime aišku, kad čia yra privačios. Taip, prašau. Jeigu galima, aš tikrai pasakysiu, kaip dabar yra parašyta, tai reiškia, kad Baltarusijos ar Rusijos pilietis, vykdamas per sieną, parodo FSATui pažymėjimą, kad dirba Lietuvos UAB kažkokio logistikos kompanijoje ir FSATas turi jį praleisti ir neskaičiuoti kaip karto. Tai FSATas ir klausia, ar toks yra tikslas, ar tikslas yra, kai kerta sieną vykdydamas darbo funkcijas su vilkiku. Tai va, tai čia tiesiog aiškumo, mes ką kalbam, taikymo nuostatą. Apie tuos, kurie dirba, pavyzdžiui, Linavoje ar dar kažkur. Čia eina kalba apie šituos.
Jie nevažiuoja. Mes kaip kompromisą po diskusijų įrašėme. Ir čia buvo jūs formuluoti. Pirmo papunkčio. Tiesiog mintis yra turbūt gal teisiškai, korektiškai, kad aš suprantu, kad mintis yra principas iš esmės. Ar mes skaičiuojam su vilkikus važiuojančias darbuotojais ar ne? Nes jeigu mes neskaičiuojam, tai jie iš principo turėtų būti kaip išimtis kepuriai. Nu, ta prasme, pagrindiniam tekste, jeigu mūsų tikslas yra juos skaičiuoti, kai jie važiuoja be vilkiko, tai tada mes juos dedam į... Kokia prasme, jis yra tas pats pilietis. Aš važiuoju, aš dirbu Lietuvos įmonėj, bet aš važiuoju privačiai savo reikalais į Baltarusiją. Tai aišku, kad skaičiuojasi. Tai, bet čia aišku parašyta. O tai kaip, nu, žiūrėkit, ekipažas ir įgulos nariai. Tai aš važiuoju su savo mašina, aš nebūsiu įgulos narys. Aš būsiu vairuotojas, vairuojantis savo mašiną. Aš tik... Tai palaukit, tai ką reiškia iš Vilniaus? Jis turi laikiną leidimą gyventi. Vairuotojas. Ir jis gyvena Lietuvoje. Taip, jis dirba čia. O Baltarusija prie ko tada? Aš tik noriu praktinį pavyzdį pasakyti. Jeigu dirba Baltarusijos pilietis Lietuvos įmonėje, tai jisai per sieną su vilkiku niekada nevažiuoja. Ta mes suprantam. Jisai iš savo namų atvažiuoja į Lietuvą, sėda ar autobusu, ar savo automobiliu, jeigu galima, sėda į vilkiką ir išvažiuoja į reisą. Grįžęs po reiso, jisai savo vilkiką palieka aikštelėje ir vyksta realiai kaip privatus asmuo vėl pas šeimą. Vilkikų vairuotojams, kas reiškia, kad, pavyzdžiui, tu dirbi statybose, tu važiuoti pas šeimą negali, bet jeigu tu esi vilkiko vairuotojas, tuomet tu gali. Mes tik šito klausim. Čia kalba apie tuos, kurie dirba su vilkikais. Ir jeigu, aš tai taip tikiu, paprastai labai, jeigu mūsų transportininkai yra suinteresuoti štai šituo dalyku, reiškia vyksta ir su trakais į Baltarusiją ar per Baltarusiją. Ar nevyksta? Tada nežinau, tai yra jų siūlymas, nu man dabar sunku sakyti ką. Žiūrėkit, pereinam tada prie balsavimo. Aš manau, kad... Kodėl negalima? Galima. Pritarkime toliau. Ir tegul pagrindinis komitetas tada tegul toliau aiškinas. Pateikit naują pasiūlymą pagrindiniam. Nereikia. Taip, prašom dar Karolį ir pradedam balsą. Aš labai atsiprašau pirmininkė ir visų dalyvių, mes turim darbo grupę, nuo 1 valandos laukia, tai aš turiu išeiti, aš noriu tiesiog išsakyti poziciją, kad priimtumėt mano balsus dėl pavienių išreikštų nuomonių ir bendro projekto mano balsą užskaityti kaip bet mes visi čia porą minučių ir viskas. Visi kartu tada priminėjom, mes žiūrėkit, tada dėl... Koks numeris? Pirmo naujo straipsnio. Papildyti įstatymo projektą naujų pirmojų straipsnių. Kas? Taip. Vienas. Bet yra dvi. Laikinų leidimų gyventi išdavimas naujiems migrantams, darbo migrantams iš Baltarusijos. Išvadų rengėjai siūlo nepritarti. Trečios straipsnių trečią dalį. Taip, siūlo nepritarti. Kas už tai, kad nepritarti? Nepritarti. Taip, toliau 1B. Kas už šį pasiūlymą? Bet susipainios. Tai jūs, aš nesuprantu. Mes, reiškia, siūlym, yra išvada. Mes išvadų rengėjai siūlo nepritarti. Kas už tai, kad nepritarti? Kas? Tai aš...
Kas pritarė Seimo narių pasiūlymui tada? 2. Kas nepritarė šitam pasiūlymui? Taip. 1B, tada dar prieš teikiant klausimą, žiūrėkit, aš tik tai mažą dar norėčiau repliką. Dabar žiūrėkit, tik tai aš išgirdęs, man naujų dalykų išgirdau. Pasirodo, kad mes toleruojam, kad gyvena Baltarusijoje, o dirba Lietuvoje. Taigi čia potencialus yra potencialus, reiškia, kurie užverbuotojai. Jo, reiškia. Jis važiuoja kas rytą ir gali viską fotografuoti. Aš galvoju, kodėl čia visiškai neseniai su baltarusiškais numeriais išlipo ir prie katedros aikštės vaikšto telefonu ir taip viską fotografuoja, reiškia, ir taip toliau. Tai dėl to, aš irgi, tai išeitų, kad mes tą toleruojam ir laikom, kad jie čia yra normalu. Gerai, kas pritarė pasiūlymui tada, 1B? Kas nepritarė pasiūlymui? Kas susilaiko? Ne, tai tegu, mes esam papildomas komitetas, jo. Gerai, tada. Pritarta. Toliau reiškia, kas Seimo nario Kirkučio pasiūlymui, kas pritarė? Ne, tai siūlo neribotą laiką. Kas šitam pasiūlymui pritarė? Kas prieš? Kas susilaiko? Ir tada dar vienas pasiūlymas. Analogiškas, ar ne? Ar reikia balsuoti? Kas už paskutinį pasiūlymą? Kas už? Kas prieš? Kas susilaiko? Kaip ir viskas, ar ne? Dėl visos išvados, kas tada už? Prieš ir susilaikiusi nebėra turbūt, ne? Kas prieš? Susilaiko? Vienas. Atsiprašom, kadangi iš tikrųjų toks klausimas jautrus, keblus yra. Jo. Suprantam.